Svarstate išbandyti šokius, bet nežinote nuo ko pradėti, štai kaip viskas vyksta. Pirmiausia, užsiregistruokit mūsų svetainėje Skills.lt. Čia rasite didžiulį pasirinkimų įvairių grupių, stilių, trenerių, pagal jums patogią lokaciją ir jums patogų laiką. Registruodamasi užpildykite savo duomenis, arba jūsų draugo duomenis, arba jūsų vaiko duomenis, priklausomai nuo to, kas planuoja šokti. Pasirinkite bandomosios treniruotės datą ir laiką, kada jums būtų patogiausia pradėti lankyti. Būtinai patvirtinkite savo registraciją. Patvirtindami jūs tikrai žinosite, kad jūsų vieta atiteks būtent jums. Po registracijos treneris gaus patvirtinimą apie jūsų registraciją ir galės pasiruošti jūsų atvykimui, o jūs elektroniniu paštu gausite visą reikalingą informaciją. Būtinai susipažinkite su svarbiausia informacija, tai yra, kaip rasti salę, koks jos yra pavadinimas, koks yra trenerio vardas, ką su savimi atsinešite, tokiu būdu jūs nepasiklysite ir lengvai mus atrasite. Atvykite šiek tiek anksčiau, bent jau prieš 15 minučių, tam, kad spėtumėte susirientuoti, persirengti, pabendrauti su treneriu, pakalbėti su kitais šokėjais ir įsivažiuoti. Jeigu vis tik pavėlavote, drąsiai eikite persirengti jums patogiais rūbais ir atvykite į salę, bet prieš tai įsitikinti, kad tikrai tai yra ta salė, kurioje jūs užsiregistravote šokti ir treneris yra tas, pas ką jūs šoksite. Ir užėję į salę praneškite, kad jūs esate naujokas ir kartokite, ką jums rodo treneris. Po pamokos niekur nepabėkite ir būtinai pabendraukite su treneriu, jei tik yra galimybė. Pirmoji pamoka dažnai yra pažintinė, tačiau vyroja šypsenos, jokio streso, viskas tam, kad pasijustumėte laisvai ir smagiai. Ačiū, kad žiūrite, gerų šokų!